Krašto apsaugos ministerijos, daugelio kitų institucijų užsakymų atliktos gyventojų apklausos rodo, kad Lietuvos gyventojai vis labiau pasitiki šalies kariuomenę ir kario profesiją. Tuo pačiu aiškinamasi, kokia yra ir kaip kinta pati karo ir kario samprata visuomenės sąmonėje. Todėl, kalbant apie krašto gynybą, ją planuojant, ruošiantis, privalu remtis į savo istorinės šaknis, sako Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas Saulius Guzevičius. Į Lietuvos valstybės istoriją. Labai dažnai teko kariauti mūsų protėviams. Tai ir ta valstybė buvo sukurta ginklų ir plečiama ginklų taip pat buvo. Ir ką britų istorikas aprašo savo puikioje knygoje, kuri taip ir vadinasi Pagonių imperija, būtent apie Lietuvą, kaip buvo sukurta didžiulė valstybė nuo Baltijos iki Juodosios jūros, taip pat buvo ginklų kuriama. Ir paskui reikėjo ne tik tas teritorijas užkariauti, reikėjo jas ginti. Ir kad gynyba būtų efektyvi, natūralu buvo statomos pilys. Žodis pilietis, jis iš tiesų yra kilęs iš žodžio pilienas. Tai yra tas valstybės gyventojas, kuris turėjo teisę, jam buvo leidžiama gyventi pilyje, tuo būdu jaustis saugiai, bet jis turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą. Jis pavojaus atveju gaudavo ginklus ir privalėjo tą pilį ginti. O pilys gynė valstybę. Taipgi tas mūsų karo istorijos visas paveldas, jis yra neįtikėtinai turtingas ir didelis. Ir akivaizdu, kad lietuviai tą kovinį geną jie visada turėjo ir visada turi. Ir prisiminus tuos pačius 90 metus, ir kai buvo atstatyta, atkurta mūsų nepriklausomybė ir laisvė, labai greitai paaiškėjo, kad už dyką taip nieko nebus, kad reikės ją apginti, tą politinį, tą tautos valios sprendimą, reikės apginti ginklu ir ne kitaip. Ir tauta apgynė jį vėl. Ir mes buvom pirmieji, kurie išgriovė sieną iš tautų kalėjimo. Nėra abejonių, teigia aukšto rango Lietuvos karininkas. Šalies kariuomeniai visuomenės palaikymas itin svarbus. Todėl stiprinti visuomenės ir kariuomenės ryšį, didinti piliečių suvokimą apie gynybą, žinojimą, ką ir kodėl turime daryti kiekvienas, siekdami bendro tikslo, būtina. Kaip 90 metais mes nuėjome į savanorius, kad atgauti savo laisvę, kad atgauti savo simbolius, kad atgauti savo vytį, kad atgauti Gedimino stulpus ir savo trispalvę, kurie tuo metu buvo draudžiami, kai mes buvom okupuoti sovietų. Ir mes galvojom, kaip reikės apginti, žinoma, ir savo šalį, ir savo simbolius. Ir simboliai čia yra labai svarbus, nes jie motyvuoja kaip ir karo istorija, ką mūsų protėviai iškovojo ir ką jie gynė ir dažniausiai sėkmingai. Ir natūralu, kad mes skoloj savo protėviams. Todėl, kad ant tos motyvacijos visa gynyba ir pastatyta, todėl, kad kareivis, jeigu jis pasirenka tokią profesiją ir supranta visas rizikas, jis turi labai aiškiai žinoti, kodėl jis rizikuoja viskuo savo gyvenime. Ir simboliai tai yra vienas iš svarbių dalykų, todėl, kad jie veikia žmogaus pasąmonę, ką ir sako karo psichologai, ir bet kokie bandymai juos pavogti arba meluoti, kad štai čia jie ne mūsų simboliai arba ne tik mūsų, o dar nežinia kieno, tai yra labai pavojingas, rizikingas dalykas, būtent kario motyvacijai. Tiek vytis, tiek Gediminaičių stulpai tai buvo Lietuvos valdovų simboliai. Ir jie su jais jodavo į mūšį ir natūralu, jie užkariautas teritorijas iš karto ir pažymėdavo savo valdovo simboliais. Ir palikdavo, nes užkariautą teritoriją tučtuojau reikėjo statyti fortifikacijas arba užimti priešininko pilis. Ir kai buvo plėtra į pietus ir rytus, tos pilys buvo užimamos, tai ką visada pirmą padarydavo dalinys užėmęs priešininko tvirtovę?
Jis nuimdavo priešininko vėliavą ir iškeldavo savo. Ir mes dabar matom Ukrainoje, kas vyksta. Tik ukrainiečiai atsikovoja kažkokį kaimą ar miestą, ką jie padaro. Jie nudrasko RF skudurus ir pasikabina savo vėliavas. Pirmas dalykas, tai taip visais laikais kariai elgėsi ir lietuviai taip elgėsi. Ir taip atsirado visoje pagonių imperijoje Lietuvos valdovų simboliai ant raudonos vėliavos vytis. Tai dabar išdalinti tai ir pradėti abejoti, kvestionuoti ir kalbėti apie bendrą kažkokią kūriamą valstybę kartu su baltarusais, kurių tokio žodžio tais laikais nebuvo, yra tikrai rizikinga ir taip neigia pirminius šaltinius. Tai galų gale kertasi su konstitucija ir jos preambole. Nes jinai skamba taip. Lietuvių tauta prieš daugelį šimtmečių įkūrė vėliau Lietuvos valstybę. Taškas. Karo istorikas, politikas Valdas Rakutis, vertindamas Lietuvos praeitį ir dabartį, populiarią citatą: sunkus laikai sukuria stiprias asmenybės, stiprios asmenybės patogų gyvenimą, patogus gyvenimas silpnas asmenybės, silpnos asmenybės sunkius laikus, išplečia ir pratęsia. Kada žmonės patikė svajonėmis ir svajonės pradeda laikyti savo, pavyzdžiui, žmogaus teisės, toks daiktas. Ir ką? Nesilaiko žmogaus teisų. Nesilaiko. Ir ką? Ir nieko. Ir vienintelis būdas kovoti už žmogaus teises yra imti ginklą į rankas. Kito nėra. Tai gaunasi toksai keistas daiktas, reiškia. Ir tada žmogaus teisės pasirodo yra žmogaus sugalvotas. Ne iš žmogaus prigimties, o jos atėjo iš žmogaus civilizacinio suvokimo ir jos net laiko karo. Karas jas sugriauna, jas pamina ir niekas nieko, jeigu nėra jėgos atsvaros. Nes karas yra jėgos pasaulis. O kaip yra Darvino evoliucijos teorija. Tai ten yra du pagrindiniai jo atrasti dėsniai. Mutacijos ir natūrali atranka. Tai mutacijos yra tai mūsų tos idėjos, kurios ateina į galvą ir mes vis išrandam naujų idėjų, galvodami sukurti gražesnį pasaulį. Bet jos turi praeiti natūralią atranką, arba atlaiko, arba ne. Tai kurios neatlaiko, jos miršta, kurios atlaiko, tos gyvena toliau. Tai pasirodo, čia yra visiškai tas pats galioja ne tik gamtai, bet galioja žmogaus istorijai, žmogaus kultūrai netgi. Bet seniau žmonės tą žinojo ir net nebandė to keisti, nediskutavo. Tai buvo savaime priimtina ten kokiam 14 ar 18 amžiuje, o 20 amžiaus pabaiga to ir išsiskiria, kad žmonės patiki savo svajonę. Jie sukuria visą edukacijos sistemą, kuri reiškia keičia žmogaus tarsi požiūrį, tai manydami, kad jie pakeis pasaulį, bet jie nieko nepakeičia. Ir realiai tie patys, kaip sakau, pūkuoti žmonės eina kariauti. Tai čia yra pasiekmė tokio auklėjimo pasikeitimo, yra taip skaičiuojama, aš nežinau dėl skaičių, negaliu valdyti galvos, bet maždaug apie 50-70 tūkstančių amerikiečių žuvo Vietname, o nusižudė 100 tūkstančių. Už tai, kad žmonėms buvo baisus stresas, reiškia, kad jie vienaip augo ant vienų idealų, o jie turėjo daryti kitus dalykus, o dar grįžo namo ir jų nieks negerbė, vadino žudikais. Ir tada žmonės tiesiog neatlaikė tokio dalyko. Tai reiškia, mūsų rengimo sistema, jeigu turi tokius kaimynus kaip rusai, turi visiškai kitaip daryti. Turi prisiminti riteriškus dalykus, ten ant žirgų jodinėjimus, bet reiškia, ten gal su dronais lakstymas, bet reiškia, pats faktas, kad tu turi ruošti stiprius žmonės. O ką mes turim daryti? Mes ruoštis turim karą. Tai akivaizdu. Nes jeigu tik jėga lemia, tai reiškia, esmė yra jėga, o ne teisė. Nes teisė tik tada veikia, jeigu yra jėgų pusiausvyra arba jeigu gerieji turi jėgą, o jeigu jėga yra negerųjų pusiai, tai lieka tik kova. Kad karys vaistas nuo karo, Valdas Rakutis neteigia, bet kad vaistas nuo vergovės, nuo pralaimėjimo, taip. O kadangi visi kariais būti negali, visuomenė privalo atlikti esminę išlikimo funkciją – gausėti. Žiūrėjau, kaip mūsų išliko tauta, pavyzdžiui, per Antrą pasaulinį karą. Paėmiau paprastą giminę ir, kaip ten atsitiko. Tai tas žuvo, tas ten išvažiavo į Sibirą, reiškia, užėktas išgyveno. Ir išliko. Tai iš tų tenai, kiek tų vaikų buvo, tai ten kažkiek žuvo, bet kažkiek ir išliko, reiškia. Bet jeigu pas mus negimsta niekas,
ir dar nuostoliai, tai mūsų tiesiog nelieka. Tai tas, reiškia, išlikimas ir, pavyzdžiui, visiems labai aišku, po karo didžiulis gimstamumo bumas būna. Kadangi žmonės labai vertina, kad jie liko gyvi ir jie nori po savęs palikti palikonių, suprasdami, kiek jų gyvenimas yra trapus. O dabar yra kultūriška problema, kad negimdo vaikų, nes mano, kad tai nesvarbu. Gal tai nesvarbu, nepatogu, nes dabar šiaip faina gyventi, tai kam čia gaišt laiką ant tų vaikų. Šiuo metu Lietuvos tauta nori išnykti. Taip garsiai nieks nesako, bet iš tikrųjų jau nori išnykti. Ir tas matosi, kaip, pavyzdžiui, po 44 metais mūsų tie žmonės, kurie pasitraukė į vakarus, kaip jie tą lietuvybę saugo, kaip 5 kartos. Dabar 2 karto jau nebekalba lietuviškai. Tai jūs pabandykit kokiem partizanam ten bunkeriuose paaiškinti, kad jie čia išnyks. Tai ne, jie ir kovojo tam, kad neišnyktų. Tai yra sudėtinė dalis yra. Ir tas gebėjimas apie palikonius ir jų kiekybė ir kokybė labai svarbu irgi. Istorija yra mokslas apie laiką, kaip laikas veikia. Ir istorikai žino tą dalyką, kad praeitis tikrai buvo, o ateitis tikrai bus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ėjimas į ateitį yra absoliučiai realus žingsnis. Taip, kaip mes dabar projektuojame ateitį, yra tikras dalykas. Jisai yra daug tikresnis negu mūsų būtis šiandien, nes laikas juda greitai. Tai dėl to, reiškia, žmonės ir turi galvoti ne tik apie šią dieną, apie tai, kaip čia smagu mums gyventi ir kur dar čia būtų galima nukeliauti ar ką naujo nusipirkti, bet taip pat to, kas lieka po mūsų. Tam tikra pusiausvyra turi tarp šitų dalykų būti, bet jeigu mes negalvojame apie tą ateitį, tai tos ateities ir nebus. Į mūsų vietą, į mūsų žemės ateis kiti žmonės ir jie čia džiaugsis mūsų darbo rezultatais, juokdamiesi iš tų kvailų žmonių, kurie patys išnyko. Taigi, apie karį. Ką mes, valstybė, darome, kad tokį išsiugdytume? Tiesa, kariuomenę turime, ją kiekvienais metais papildome. O karas Ukrainoje ir kiti kariniai konfliktai, pabrėžia Vilniaus universiteto žurnalistikos ir medijų tyrimo centro docentas daktaras Mantas Martišius, labai aiškiai parodė, pirmiausia ir svarbiausia, kad jinai būtų, tiesiog būtų. Galime mes papasakoti, paaiškinti daugybę dalykų, bet tai yra tam tikras pasakojimas, kuris nebūtinai turi sutapti su realybė. Ir vienas iš tų pasakojimų, pavyzdžiui, buvo seniau, jis buvo kalbėdama taip, kad karys turi būti profesionalas. Ką reiškia profesionalas? Jis turi daug treniruotis, mokytis, įvaldyti šiuolaikinės technologijas ir tada jisai, būdamas profesionalas, galės atlikti tai, ką šimtai šauktinių negebėtų atlikti. Ir maždaug vienas profesionalas vertas gerokai daugiau negu privalomas karo tarnybos karys. Ir kas pasirodė, tiek yra, kad tai yra tik tai pasakojimas, kuris nebūtinai taip tiesa. Tu gali turėti keletą profesionalų, bet jeigu tu susiduri su plataus masto karu, tai tas karių skaičius turi būti pakankamai didelis. Jeigu jis yra pakankamai mažas ir kad nors ir turi labai gerai profesionaliai paruoštus karius, jie vis tiek bus nukauti, jie pasibaigs ir tu turi turėti pakankamai didelę kariuomenę, pakankamai sukauptą rezervą, tai čia yra turbūt svarbiausias dalykas. O taip susiklostęs istoriškai Lietuvoje, kad per pastarosius metus mes praktiškai tik tai pradedam po truputį tą daryti, nes ilgą laiką galvom ir pasidavėm tam naratyvui, kad karas, jeigu bus kažkur toli, jeigu bus kažkur toli, jis bus kažkoks lokalus, tai todėl mes turime paruošti profesinės karo tarybos karius, kuriuos nusiūsime, kurie išspręsime kažkokius esančius reikalus, o čionais viskas bus ramu ir tada to didelės kariuomenės nereikia. Laisvė kainuoja. Tai suvokdami, į tai investuodami laiką ir pinigus, mes galime sukurti skaitlingą ir kokybišką kariuomenę. Tik reikia turėti omenyje, perspėja filosofijos mokslų daktaras, informacinių karų specialistas, kad tas augimas nebus labai greitas. Ilgą laiką buvo tokia suvokimas maždaug toksai. Jeigu tau kažkas pasidarys labai blogai, tai tu skirsi pakankamai daug resursų, pavyzdžiui, kariuomeniai. Daug resursų, pastatysi kareivinės, nupirksi ginklus ir išspręsi tą problemą. Bet kam dabar ją spręsti, nes dabar yra taikus dangus, nėra problemų, tai atidėkime ateičiai. Ir daug kas
tokių naratyvų patikėdamas. Na, iš tikrųjų, maždaug, kaip anglai sakytų, sounds good, įtikinama, patikima, darom taip. Ką parodė? Parodė labai paprastai, kad jeigu tu nori užauginti karius, na, tu gali pašaukti visus jaunuolius. Bet čia susidurs keletą problemų. Pirma problema, tai batai, uniformas, čia turbūt pati mažiausia. Bet klausimas, o kur jūs juos apnakvyninsite? Kareivinių. Kur jūs juos treniruosite? Poligonų. Pasirodo, nėra. Antra problema, o kas juos treniruos? Tada mes galvom, kad, galima nusipirkti, kaip parduotuvai pieno arba duonos, pritrūko namuose, nuėjai parduotuvai, nusipirkai, parsineši ir problemą įspręsta. Pasirodo, kad taip nėra, kad tu turi, jeigu nori pirkti kažkokią ginkluotę, ją reikia užsisakyti, atsistoti į eilę, kol jinai bus pagaminta, kad viskas tai užtruko. Ir mes atsidūrėm tokią situaciją, kad tai, ką mes seniau kažką galvojom, vienų naratyvų, kad viskas lengvai, greitai sprendžiama, tik tai truputį daugiau pastangų, kad taip nėra. Kad tų pastangų reikia ne tik truputį daugiau, bet jų reikia nuolatos, ypač kada nėra to konteksto, kuris, kaip sakoma, debesis juodi susikaupia virš tavo galvos, ką mes matom dabar dėl karo Ukrainoje ir panašiai, tai tada labai sunku įtikinti visuomenį. Mes tuo metu neįtikinėjom, dabar mes tarsi tuo patikim, bet svarbiausias dalykas, jeigu, pavyzdžiui, ir įvyktų taikos susitarimas kažkoks ir, patrankų griausmas nutiltų, klausimas būtų kitas. Ar mes išliktume tam pačiame pasiryžime toliau auginti ir vystyti. Nes čia, jeigu tu nori, kad saulėtą dieną tau medis suteiktų pavėsį, tu jį turi pasodinti, auginti, laistyti ir tik tai po 20 metų jis užaugs galiūną ten kokią ąžuolą ir tu galėsi atsisėsti jo pavėsį. Lietuvoje maždaug jaunuolių yra apie 10 000 šaukimo amžiaus. Vienos kartos, kitos kartos dar 10 ir taip toliau. Tai jeigu tu juos pašauki visus, kas yra neįmanoma dėl to, kad tai yra sveikatos problemos, kiti dalykai, bet tu juos visus pašauki, juos treniruoji, paruoši, tai tik po 10 metų tu pasieksi tą pirminį tikslą, turėsi skaičių, kuris bus 100 000. Lietuvai 100 000 tai yra skaičius, kuris atrodo įspūdingai. Mums atrodo 100 000, tai yra pakankamai daug. Karo atveju, karinio suvokimo, tai yra tas mažiausias skaičius, kurį tu turi turėti. Nes tu turi turėti dar daugiau. Vadinasi, kad tu turėtum 200 000, 20 metų, 300 000, 30 metų ir taip toliau. Ir jeigu tu to nedarai, tai visą laiką tu turėsi kažkokią kariuomenę, visą laiką. Vatikanas turi kariuomenę, gvardiečius. Bet klausimas, kiek tie gvardiečiai gali atlikti karinės užduotis, kiek jie yra ceremoninės užduotis. Ceremonijas tikrai taip, dėl karinio aš labai subijočiau. Tai lygiai taip pat ir mes galim turėti kažkokią kariuomenę, bet jeigu mes nepasiekam rimtų skaičių, o juos pasiekti yra nuoseklaus darbo, tai tada gaunasi, kad tai, ką mes dabar darom, viskas nusibraukia, neviliuojasi ir vėl reikėtų pradėti iš naujo tą medį auginti. Atsargos pulkininkas Saulius Gudzevičius kritiškas lepaus 21 amžiaus žmogaus požiūriui į karą. Girdi, gyvename ne tam, kad tūnotume apkasuose. Ir vaikus auginame ne dėl to, kad jie žūtų. Kalbant apie žūtis, tai visi po Dievu vaikštom ir ne mums spręst, kas ir kada žus. Kaip juokaudavo vikingai net ir filme 13 karys, kad senelis jau kadai nuaudė mūsų likimus. Taip, kad dabar nereikalingi pasvarstymai tiesiog trukdo mums gyventi ir siekti užsibrėžtų tikslų. Apie jūsų minėtą patogų gyvenimą, tai čia mes galim grįžti į psichologiją ir filosofiją ir Maslow piramidę. Koks pirminis žmogaus poreikis? Saugumas. Bet saugumą reikia užsitikrinti. Jis nebus šiaip atsiradęs. Jį reikia apginti, kitai žodžiai. Ir kaip sako istorikai, reikia prisiminti, kad kariuomenės daliniai buvo pirmesnės organizacijos negu valstybė. Ir būtent atsiradę kariniai daliniai galiojo karo vadus, vėliau tapus valdovais įkurti savo saugotas teritorijas ir taip pradėjo kurtis valstybės. Taigi, turint savo valstybę, visų pirma reikia pagalvoti apie gynybą ir tada jau kurti gerbūvį.
Palaikantieji kariuomenę nebūtinai turi būti karinių struktūrų žmonės, bet žinantys savo paskirtį, nesijaučiantys nei sutrikę, nei pasimetę. Tuo tarpu karas kariui ne tik teorinis apibrėžimas apie ginkluotą konfliktą tarp valstybių. Idėja, kurios vėliava – laisvė. Jeigu karys nuėjo savo norų tarnauti kariuomenę, galvoja, kad nebus karo, tai yra du dalykai atsitinka jam. Pirmas daiktas, jis nėra pasiruošęs realiai kovoti ir ginti savo valstybę, tol kad jis galvoja, kad to nebus ir vidinio moralinio nusiteikimo, suvokimo rizikos, kad jam gali tekti kovoti gerą kovą ir galbūt žūti, tai jis nėra viduj pasiruošęs. Jis, jeigu galvoja, kad išvengt bet kokiom sąlygom karo, reiškia, jis jau pralaimėjo. Todėl jis vidiniu moraliniu suteikimu turi suvokti, kad vieną dieną jam teks pakariauti. Galbūt ne savo teritorijoje, bet kiek lietuviai buvo misijose ir toliau jas vykdo ir karinės, ir kovinės misijas. Todėl, kad geriau kariauti svetimoje teritorijoje svetur. Bet tu tuo įpareigoji savo sąjungininkus, kad jie, jeigu pas tave atsitiks bėda, ateis padėti tau kariauti ir ginti savo valstybę. Kai jie paprašo tavęs vykti, ir tai yra misijų esmė, kodėl reikia vykti į misijas, nes tave pakvietė. Tavo sąjungininkai, tavo draugai pakvietė, ei, mes turim čia iššūkių, padėk mum. Ir tu eini padėti. Nes kai tau reiks ir tu pasakysi, ei, aš čia turiu iššūkių, ateikit man padėti, tai jie tada irgi ateis padėti. Čia labai paprasta filosofija. Ir tau teks tiesiog kariauti arba savo teritoriją, nedaug dievė, arba kažkur kitur. Už savo saugumą, už savo laisvę, už savo simbolius. Ir jeigu tu tam nepasiruošęs ir tik nori nešiot gražią uniformą, nes galvoji, kad karo nebus ir šaunės pratybas, kaip iškilas miške, su iššūkiais, tai tu vagi iš valstybės pinigus. Nes jeigu tu įsitikinęs, kad karo nebus, tai eik susiras kitą profesiją. Ir tada ko tu nuėjai į kariuomenę. Nes kariškis jau turi būti nuo pat pradžių pasiruošęs, kad jam teks sukovoti gerą kovą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.